is Rodista, and you are listening to podcast on Zip FM. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su Giedre Daugilaitė kalbu? Taip, čia. Labas vakaras, Mažvydas Karačius iš Teisės ir pažeidimų skyriaus internetiniai įsilaužimai. Galima šiek tiek jūs pakalbinti? Taip, prašom. Pone Giedre, jūs šiuo metu esate ne Lietuvoje, ar ne? Ne Lietuvoje. Taip, palaukite. Matote, aš dabar per daug nieko negaliu sakyti, bet jeigu skambinam iš teisinių ir pažeidimo skyriaus internetiniai įsilaužimai, tai reiškia kažkas negerai su jūsų internetu. Aš tiesiog, dabar jūs esate Skype, naudojatės, ar ne, programą? Taip, naudojasi. Giedre _LTU. Būtent šiuo slapyvardžiu yra užfiksuotas pas mus pažeidimas, jog nelegaliai siunčiami virusai ir teikiama, įsireikščiau tokių terminų juodoji informacija teikiama. Būtent... Kokio pavyzdžiui? Negaliu dabar skleisti telefonu, aš tiesiog noriu pasitikrinti. Jūs seniau gyvenote Kaune? Taip. Taip. Jūs, kiek jums 25 dabar bus vasario 6, ar ne? Ar 27, atsiprašau? Kaip čia? 27, ar ne? Taip. Vasario 6. Taip. Dabar jūs gyvenate Valedolidas? Valedolidas, taip. Taip, ar ne? Kiek laiko jau naudojate Skype? Kokius turbūt 4 gal metus. 3 gal. Nežinau, kada. Aš galiu pasakyti, kad jūsų vardas atsirado mūsų pirmajame sąraše prieš kokius 4 mėnesius ir mes jį tiesiog vis tikrinam. Ar jūs tik viena naudojate šiuo slapyvardžiu? Taip, tik aš. Tarkim, kai jūs išeinate iš namų, galbūt kas nors prisėda ir tada kažką daro? Jo, namuose, aš ne viena gyvenu ir gali būti, kad kažkada yra kažkas pasinaudojęs, bet tikrai ne svetimas žmonės, taip kad... Ar tie žmonės negalėjo skleisti kažkokios dezinformacijos ar blogų dalykų, tarkim, kažkokių virusų ir panašiai? Ne, tikrai ne. Matot, kame bėda yra? Yra užfiksuotas iš jūsų slapyvardžio išsiųstas Crew22 virusas. Ir jis paplitęs yra jau gan, kaip galiu pasakyti, didelį plotą paėmęs. Ir mes žinome, kad tas židinys prasidėjo iš jūsų kompiuterio. Iš mano kompiuterio. Ir gali būti, kad aš tame nelabai tą dalyką suprantu. Pone Giedre, aš pasakysiu tik tiek, kad už tokius pažeidimus yra labai griežtai baudžiama. Aš taip įsivaizduoju ir manęs visiškai tas dalykas kaip čia pasakyti, neliečia, nes aš žinau, kad aš tikrai tiek nesinčiu ir tokį dalyką aš naudoju tam, kad aš gyvenu Lietuvoje ir aš bendrauju su draugais tie, kurie yra Lietuvoje arba kitose šalyse. Man čia toksai užsiėmimas siuntinėti virusus, žinot, ką žinau. Nežinau, kaip tas dalykas funkcionuoja visų pirma, o visų antra, tai... Pone Giedre, galite ar šiek tiek patirėti? Aš tikiu, kad kiekvienas ginsis ir panašiai telefonu, tokie dalykai tikrai nėra sprendžiami, aš tiesiog norėjau patikrinti informaciją. Ir jau užklausa yra duota, dokumentai yra jau, kaip ir sakome, pradėti ir mes toliau tirsime šį įvykį. Jeigu dar sykį, tai prasme, tas virusas klis ir toliau, tada tai tiesiog jums reiks atvykti į to miesto skyrių ir bus persiųsta jūsų byla būtent iš Lietuvos ten. Aš galėčiau patarti tik tiek, kad Lietuvoje jums būtų geriau negu ten. Bet tai yra labai rimtas pažeidimas ir jūs galbūt tiesiog pasiklausinėkite savo draugų, ar jie niekada blogo nepadarė. Jūs galite man paaiškinti, kaip tas dalykas sklinda, kaip jis gali atsirasti, jeigu pas mane pačiame kompiuteryje nėra jokio viruso, kaip tai yra... Aš manau, kad jūs pati gerai žinote. Tai ką tada, jeigu jūs galvojate, tai aš daugiau neturiu nieko ką pakomentuoti. O jūs turite teisininką, kuris galėtų ginti jūsų interesus? Niekada man jo nėra prireikę. Dabar gali prireikti. Taip, pone Giedre. Ką dabar padarysi tada, jeigu labai keistas skambutis, tiesą pasakius, bet... Ne kasdien turbūt gaunate tokį skambutį. Tiesą pasakius, niekada nesulavusi. Supratau. Įdomi, situacija tikrai įdomi. Dar vienas dalykas. Man tikrai yra daug turbūt labiau įdomiau negu kad, nežinau,
iš kur jūs gavote mano telefoną ir apskritai, kaip taip, žinau. Panelė, jeigu aš žinau jūsų Skype neimą, jeigu aš žinau, kad jūs esate Ispanijoje. Mane susirasti ir čia toks dalykas, kad ne... Bet kas gali ieškoti kažkokio tai pavardę, ar tai kažkokiu vardu, kažkokiam tai mieste ir... Aš galėčiau netgi jūsų asmens kodą pasakyti. Dalykas, tas Skype tam ir yra. Bet aš neatsimenu, ar aš esu. Mes jau buvome nuvažiavę pas jūsų giminės mieste. Kaip sakot? Mes jau buvome nuvažiavę pas jūsų giminės, ieškojome jūsų tiesiogiai. Taip. Mamos pusėserė. Taip. Mamos pusėserė. O kas jums yra Dagny? Taip, aišku, kad jūs matote mano visus kontaktus. Mes viską matom. Aš noriu paklausti, kas yra Dagny? Žinot ką, aš turbūt nelabai daugiau norėčiau atsakinėti jūsų klausimus, nes... This day and you are listening to podcast on Zip FM.